tašė ant peties. O, Tomas išsirengęs takeliu, lentom. Ai, neįmanoma, štai Lietuvoje darosi gyventi. Tomas kel žuvį su akumuliatorium. Mes turim ofisinę kėdutę. Elektrifikuoja. Eik tu gult. O, blynas. Labai graži žuvis. Beveik taikliai, ne? Ir šis blemba. Eik tu za. Ne veltui slidukas. Truputį. Didelis, bet labai agresyvus. Vos nepabėgo. Tiesiog nesilaiko. Žiūri. Taip, tašė ant peties. Meškerės. Kibiras, gerai ateisim paskui. Sveikučiai. Sveikučiai, kaip ten sako. Prie vandenuko. Senokai nežvejojom ir pagaliau ištrūkom. Šiandien su manim Tomas. Šiandien esame giliai Dzūkijos miškuose. Ne per toliausiai nuo Varėnos. Viename ežerėlį tokiam. Atnešamės dabar visus daiktus ir bandysim. O, Tomas išsirengęs. Ne, neužrakinau. Ir bandysim kažką tai gaudyti. Toks labai gražus liūnelis. Tuoj, bičiuliai, einam iki jo. Iki jo. Toks įdomus priėjimas. Takeliu, lentom. Va. Krantuku, žolyte. Ir vanduo. Valia. Va. Koks gražus lieptukas. Ir ežeriukas. Nuostabu. Vienas vienintelis priėjimas prie vandens. Ir vienas vienintelis lieptukas. Truputį paremontuojamas. Paguldytas ant rąstų. Ant tokios liulenčios pelkės. O toks ežeriukas. Ešerinis vadinasi. Jisai yra išnuomotas, jisai yra prižiūrimas. Leidimą galite įsigyti Alisas ir taip toliau. Visose kitose tose svetainėse, kur parduodamos arba leidimai žūklei parduodami. Na va, o kas jau kips ir kokią žuvį gausim, tai truputį gaudysim, tai truputį vėliau. Bet nuostabiai atrodo. Toks iš pažiūros tuščias, visiškai tylu, ramu, jokia žuvis nešoka. Nieko. Saulė kepina šiandien vėl pas mus 30. Ai, neįmanoma, štai Lietuvoje darosi gyventi kaip Ispanija kokia. Ar Prancūzijos pietuose. Tai va, nešuosi kitus daiktus. Pabandysim maišytis kokį jauką ir gaudyti. Greičiausiai plūdinukė, dugninukė. Ir kažką tai pagausim. O jeigu pagausim, tai pamatysit ir jūs. Tai va. O. Kelsim žuvį. Tomas kel žuvį su akumuliatorium. Ne taip jau viskas blogai, kaip jums atrodo. Tikrai. Tiesiog būsim per naktį. Tai Tomas sugalvojo, kad reikia šviesos vis dėlto turėti. Neužtenka galvalempių, neužtenka dar kažko. Tai suorganizuos šviesą. Nu ir gerai, sakau, suorganizuok. Jeigu pas Tomą paklausiu, kada jisai laikęs plūdinę arba dugninę meškerę paskutinį kartą, tai turbūt labai susimastytų. Spiningas pas jį.
Tikrai ne plūdinė ir tikrai ne dugninė. O šį kartą bus priešingai. Tik nežinau, ar čia aš jį mokinsiu, ar jisai čia kažkokių paslapčių man parodys. Na va, ešeras išnuomotas, be leidimo žvejo draudžiamas, stebima vaizdo kameromis. Nešiukšlinkite. Ir taip pat galite įsigyti leidimą fiziniai parduotuviai, gera vieta žūklė, gera vieta. Tai va. Nu viskas. Einam rinktis likučio daiktų. O, sakau, ledų kažkokių tai. Bet čia tikraigi nepropaguojam to žūklės būdo. Nu, bet čia kažkas bus. Šviesos turėtų būti. Kėdė kibirose. Gerai. Einam, gaudom, dedamės, tvarkomės. Žiūrėkit, ką mes turim. Mes turim ofisinę kėdutę. Įvam Tomai kėdę? Nereikia. Gerai. Paėmėm ofisinę kėdę. Tai tu žiūrėk, viską paėmė, man neliks ką imt. Gerai. Užrakinu. Ai, pasėdėsiu šitą minkštesnę. Šitą minkštesnę truputį. Neįkando dar uodas. Bet varmai skraido. Nu, aš mačiau. Bet žiūrėk, jau yra spanguolių šitų, ne spanguolių, o brūkšnių. Rūkščios. Ojoj. Bet saulė dar švies. Būtų žinota, tai buvo galim lentelių atvežti, atvarkyti jam mušyčią. Lieptą aptvarkyti nori? Ne, tai šakelės susukti. Galbūt kitą kartą kažkada. Galvau, kaip sykį suktuką pasiimt, žinai, kažką. Ne, rimtai galvau, yra kur jau kensi. Šitą tai dalyką jau čia reikia ištrinti, ne? Ištrinsim. Negalima rodyti etikečių. Niekada. Negalima. Elektrifikuoji. Gerai. Aš tada graibštuką tvarkau viską. Keletą žuvyčių pasirodė, išsimetė ir tam krante užsimetė. Taip, kad žuvies yra. Graibštelį dabar. Faina, čia mes į kitą pusę. Up, kol nereikia. Ir eisim ruoštis meškerių, arba ne, gal pirmą reikia pasimaišyti kokį jauką. Rimtai, pirmą jauką. Tai tu užmesk gulbudį jo? Užmesti gulbudį? Ne, spėsim. Kaip po per daug kaip žoro? Spėsim, pamaišom jauko ir tada matysim. Laiko yra. Dabar yra 6:30. Tai turim kaip 15 valandų žvejybos. Poilsio. Na ne? 15, o kada miegot? Nu ką miegot? Miega tik silpni. Žmona atsakė, miegot. Išsimiegot sakė? Gerai. Nesakė su kuo? Bet išsimiegota, ne? Jo. Šaunuolė ta žmona. Gerai. Einam jaukiuką tvarkytis. Žiūrim, ką turim iš jauko. Ką pasiėmiau? Vafteriukų. Taigi gerai. Pradėkim nuo to, ką čia gaudysim. Tai šiaip atvažiavom lynų. Šitas ežeriukas garsėja savo lynais. Jie čia įveisti, jų yra pakankamai. Yra karpių, yra karpio karoso hibridų, yra įvairios šiaip žuvies, netgi ešeriuką čia kažkur tai mačiau beplaukiantį. Tai tokią žuvį ir gaudysim, o tokiai žuviai vafteriukai tinka. Dypekso įvairūs čia mango, kukurūzinis česnakas, vanilė, jūros gėrybės ir panašiai. Tiks. Traperio žalių džiūvėsių. Vienu žodžiu atsidariau savo žūklės reikmenų kampelyje dėžes, kur jaukas ir rinkau, ką radau, tą sudėjau.
traperio peletukės žalios. O šitą dalyką pirkau parduotuviai. Marcipaninis traperis. Visiems labai gerai žinomas Kauno marių žvejams, lynų meškeriotojams, karosų gaudytojams. Žalios peletės taip pat. Dypex iš didelio maišo. Dabar neatsimenu, va, iš šito maišo XXL universalaus jauko. Ir taipogi Dypex tamsaus jų universalaus jauko. Tai padarysim ką? Dar yra kukurūzų, sliekų, naktinių, paprastų mėšlinių, yra dziko. Tai ką dėt ant kablio tikrai turėsim. O, bičiuliai, už nugaros pukštelėjo kažkas tai. Palei pat šiekštą. Visi šuoliai buvo kraštuose. Jo, šiaip visa žuvis jo rodosi krantuose kažkur tai. Tai pabandysim krantuose ir gaudyti. Tai va, vieną jauką padarysiu tokį išskirtinai labai šviesų, su žaliom detalėm, su žaliom peletėm. Ir vieną jauką padarysiu tamsų. Nežinau, tiesiog grinai pabandymui. Yra universalus, grinai skirsis tik tai spalva. O kvapas bus tas pats, marcipanas. Na, paskaninimui truputys karamelės, truputys ginger prieskonio mišinio meduoliams, ar ne? Paprastas, va, Lidle pirktas, bet labai skanus, labai skaniai kvepiantis. Ir turiu Dypex skysto dūmo geltono. Parodysiu, kaip veikia, taip pat gali suveikti ant šėryklėlės, ant masalo. Ir viskas. Maišom, pratrinam prosytą vieną, paruošiam jauką, pratrinam kitą, vieną į kibirą, vieną į bliūdą. Vieną į būdą. Tomui. Ir viskas, turim 2 meškerės dugninės ir 2 meškerės plūdinės. Tai Tomui viena plūdinukė, man viena plūdinukė, viena Tomui dugninė ir man dugninė. Lengvos, tolimų metimų čia nereikia, nors gali užmesti praktiškai į bet kurį ežero tašką iš čia, iš šitos vietos. Bet nemanau, kad to reikia ir čia su lengvais fideriukais, lengvom plūdinukėm pasieksim. Nakčiai šviestukai ant meškerių, ant dugninių, ant plūdinių. Ir Tomas, kai įrengs apšvietimą, galbūt netgi bus galima pafilmuoti naktį, nes paprastai tam, kad filmuoti, tai reikia jau gero apšvietimo, kurio neturime. Tomai, kada tu gaudai paskutinį kartą plūdinę arba dugninę? Vaikelį. Vaikelį? 20 metų. 20 metų atgal. Tai va. Lyną esu vieną pagavęs su mikriku. Lyną esi pagavęs su mikriku, nu tai tikėkimės tau užkips ant kukurūzo. Nepagavęs. Tai nepagavęs. Truputį vandenuko. Kaip senoviškai, be jokio suktuko, nieko. Tas XXL tai va tokio didžiulį džiuviesiai. Didžiąją dalį aš jų išmečiau, bet vat kurie liko. Kažkai gal per dideli, per daug jų čia, bet gal bus ir gerai, stambesnį žuvį. Ir kiek supratau, čia nėra smulkmės arba jos, labai mažai. Praktiškai tik didesnė žuvis. Gerai, tegu brinksta ir tada mes jį per sytą. Vanduo šiltas. Žuvis turi maitintis. Skrendam jau. Gerai, einu tvarkytis, meškeres rištis. Va, rišu paprastą paternosterį, neslankiantį kažkokį. Ne nieko. Paprastą paprasčiausią paternosterį.
kilpą. Kilpos trumpesnį galą, grubiai 1/3 palieku šėryklėlį pririšti. Galima karabiną kažkokį tai naudot, galima tiesiog pririšti paprastai, kaip spiningo masalą. Taip, ant kito galo kilputė nedidelė ir prie jos jau pavadėlį. Pavadėlio plono čia nedėsim. .02 kokia, gal ir dar storesnį, 0,22. Čia Tomas su dronu skraido, kontentą filmuoja. Va, viskas. Šėryklėlės va tokias va, gan didelės, pusiau uždaro tipo, bet lengvos, 40 gramų. Ir pabandysim užsimesti. Planuojam kažkur tai štai tenai. Oi, per toli. O tenai. Dugnas tai pamėčiau, tai čia daugmaž visur toks minkštas. Į tą pusę taip truputį gal giliau, čia šita pusė šiek tiek seklesnė, bet vizualiai tai taip apgaulinga. Nu, dar kartą. O ten. Labai gerai. Filmuosim mes jį iš aukščiau. Taip, plūdukė. Plūdukę dėsim kokią mažiukę. Va tokia. Aišku, jinai upinė daugiau, bet čia gerai švieselė įsideda, išsiema. Labai gerai matysis. Metė žuves. Gerai, kitą pusę. 3 gramai. Švinuką reikia irgi užti. 3 gramai, man atrodo. Nebepamenu. Nu ką, jaukutis. Kaip jisai. O, išdžiūvęs netgi. Reikia dar dadėkinti. Jauko. Žuvis tai vis pasirodo. Tai vienoj vietoj, tai kitoj. Pliaukštelna nėra taip, kad daug būtų, kaip kokiam karpinė. Bet ir čia visai kitokio tipo telkinys. Šalia. Nu va. Jaukas. Purutis. Švelnutis. Ai, kokios galvos gražios. Ir suyra visas. Liuks. Einam mest. Žalios rankos. Gerai. Nu va. Keletą rutuliukų. Užmetam. Tai tau jaukinu tenai, kur tavo plūdė, ne? Tai turbūt, nu tai ką aš žinau. Nu. Nemėti kažkam. Nu ir gerai. Beveik taikliai, ne? Ne, tai gerai, tai tu tokį plotą užėmė. Nu tai va. Taip sikis kuo. O aš metu tada va tenai va biškį toliau. Bet ar tu dame?
O kada? Per toli net. Gerai. Ateis. Nu va, o čia dabar kukurūziuko įdėta, galima bus į šėryklą. Ir tau, ne? Galimai. O čia su signalizatoriais? Ne, o reikia? Dugninės. Ne, tiesiog žiūrėsim į viršūnę ir viskas. Gerai, rišam pavadėlį, žinok, nes pavadėlį neužrišti. Eik tu gult. Tiu, nenufilmavau. Oi, blemba. Plūdė. Oi, nemaža žuvis. Arba man vaidenasi. O, blynas. Mister Blynas. Geras. Visai patiko. Žiūriu, plūdė tik pak važiuoja ir... Čia jis dabar nenorės greit išeit? Čia gilu prie kranto. Nedidelis, ne pats didžiausias. Bet gražus. O, karosas. Karosas, lynas, sakau. Parodyk. Blemba. Žiūriu žuvį ir nesuprantu, kas per žuvis. Labai panašu buvo. Labai, nu tai spalva tokia. Nu, man tai panašu į karosą. Grynas karosas. O, koksai grožis. Blemba, kokia graži. Juodi pelekai tie. Labai graži žuvis. Ir toks jisai neapvalus, bet jisai sidabrinis. Ir nuo vandens spalvos tokia nuostabi žuvis. Paėmė dziką su kukurūzu. O gal jo yra ūsiukas, tai čia greičiausiai bus hibridas. Va toksai, kad ne karpis, tai tikrai. Ūsiukas yra hibridas. Labai graži žuvis.
Dedam į tinklelį mes jį. Turim, oi. Va, paruoštas tinklelis. Upa. Plauk. Nori grįžti jau? Gerai. Liuks. Na, jas. Tomai, ką tu čia darai? Vesk toliau nuo žolių. O, lynukas. O. Jau, čyzis, susitikom po kiek metų. Po 20 metų. Pagėtiškai nenoriu aš to šlapint kol kas. Piršto? Pala, išsiimsiu. Palauk, laikyk. Aš žinai ką paimsiu. Kad nesidaužytų, va taip, va. Aš noriu paimti atkabeklį. Bet čia pat visai netoli. Yra, čia galim važiuoti namo. Jau viskas lyną pagavai. Viskas. Va. Nu, šiaip juokingas, bet. Nu, juokingas. Koks švelnutis. Aš tai įdėjau į tinkliuką. Dėt? Nežinau, kaip nori. Dėt tai. Tai gali dėt, paskui pasižiūrėsim, paleisim. Mesk tą į vandenį ir susitvarkyt. Nu va. Na, ir nei šerta vieta, nei kas. Nu. Nauja vieta, tik užmetei. Nu ne, aš... Nu va. Šiluma niekur nedingsta. Šilta ir danguje, ir prie ežero šilta. Tomas biškį jau spėjo. Nieko, viskas gerai. Susipinta, ne? Reikės padėti gal? Nes kas tavo pirštų čia izoliacija finiotas, kas čia buvo? Nuo kumo. Nu. Liko. Kando biškį įrankis įnas. Supratau. Nu ką, pirmos žuvys yra. Hibridukas įstabaus grožio. Ir Tomas lynuką pagavo. Prieš 20 metų, kaip sakė, paskutinį kartą buvo pagavęs. Ar ne? Gal daugiau žinau, kada... O tai legaliai buvai, ne tinklu kokiu, ne? Ne, ant mikriko. Ai, ant mikriko. Laukiau, nusėdo, žinai. Labai legaliai. Ir yra. Gerai. Nu va. Užmečiau ir dugnines. O ten plūdinę įtaisiau. 3 galkas. Čia arčiau truputį Tomui 3 galkas. Ir užmetėm po dugninukę. O ten dar toliau. Tik. Aiškiai viskas va čia šitoj pusėj. Nors Tomas lyną atėjo, pakšt užmetė kitoj pusėj visai lieptelio ir pagavo. Taip kad, jo, tai reiškia, kad lynukų yra. Norisi biškį atsisės, čia tai jaukas, tai tas, tai anas, tai devintas, tai pavadėlius rieš, tai meškerės visas, kol čia susitvarkiau. O, ten įsimetė kažkoks karpis. Tolumoj. Gerai gaudom, labai faina. Yra. Ir tavo bėga. Čia gal aš užkabinau. Aš užkabinau būsiu. Aš. Ne, yra. Aš. Mano plūdė to. Lynukas. Oi. Va, tau čerpą to reikia, ne? Jo, reikėtų pasiemti. Bet greit pasidavė. Nedidelis. Atsisuku, kad plūdės nėra. Nu. Ne, kodėl pusė velnio? Nu, ką žinau. Pusė velnio, aišku. Gražus. Opa. Va. Bet manau, kad arūzą nukaros. Tai aišku. Va. Koksai. Slidukas. Metamės į ten. Pažiūrėsim paskui, kiek pagausim. Visai smagu.
Obzerlėjo visą pavadėlį. Ir tavo ir yra kas Aš tai matau, kad ant tavęs. Nu, jo. Aš užsidžiau į tavo mešką ir nuleidžiu akis vėliau. O ten jau neša, ne? Šonom. Lininis. Nesinori net nuo niekur nuo meškerės trauktis. Jinai pradėjo rausti. Ir rausia konkrečiai. Ten, kur pajaukinta. Burbulai. 1, 2, 3 vieta. Ta plūdė tarp tų burbulų. Vienas kliovas buvo geras, buvo pramazinė. Nespėjau pakirsti ir įspjovė. Dabar dadėjau dar sliekelį. O, vėl kokios krūvos burbulų. Gaila, jūs nematot, nėra kaip parodyti. Oi. Jis pakankamai toli čia, metu kokią 15 metrų. Nuimti dikus kukurūzus, sliekus. Ir dėti naktinuko. Naktinukai lenkiški, nelietuviški. Nebuvo kada. O. Puselė slieko. Va. Pasižiūrėsim. Gal jiem to reikia? Blynas, pas tave blynas užkibo. Kažkoks persivertęs. Nespurda. O, nespurda. Suspurdėjo. Supynė. Ant tavo. Nedidukas. Ant mano? Ne, Pizdės. Plūdė žiūri, tik puk ir nunėrė. Ką, tu nori pasakyti, kad man dar kartą išeik? Nežinau. Juda. Va. Pažiūrėk, ką pagavau. Ar matei, ką pagavau? Ešerys. Ešerys. Ešerį pagavau. Taip, pabandom. Daug dzikų ir mažiuliuką kukurūziuką. Tikiu. Ir va to gau dūmo. Pagardinam. Ar veiks ar ne, nežinau, bet kad skleisis, tai skleisis. Nu, tik rinkam meškerės pūlą, viską greitai viską. Greitai čia neteitų, ten labiškai pasmaukytų. Šitą būtų reikalų, žinau, su juo. Na, bet pabėgtis neturi, kur malo visur užtenka. Nebent kažkur rastų, kur užkabint. Jūs dar čia, bičiuliai? Vakaras. Vakarėja po truputį. Kibimai nustojo. Dingo, nebekimba. Dar kažkokį pakštelėjimą vieną kitą turėjom. Čia toks vedimas buvo, neįkirta. Ir netgi atrodo, kad nustojo raust, ar ne?
Ai, nu jo. Buvo geras kipimas ant dugninės. Gal koks karpis ar ką. Su kabliuku. Tai va. Nu ką, lauksim nakties, o tada lauksim ryto. Ir ryte tai tikrai turėtų kibti. Geriau. Įjungsi Tomai tu šitas lempas savo. Gal ne dabar, ar dabar? Na, ką žinau. Ir vėliau. Romantikos norisi dar. Pažiūrėt, ar iš vis dega. Na, dega. Tavo pusėj dega. O, ir ten dega. Gražu. Apšviečia. Oi, kaip apšviečia. Gerai manoja, ne? Labai. Labai žiauriai gerai. Trauk Tomai jį. Čerpa. Tuo čerpaką? Leščius, ble? Nesupratau. Leščius? What the hell is going on? Karšys, blemba. Vyktus, o... Kai čia žirėlis klausyk? Ir karšių čia yra, blemba. Kažkoks kosmosas. Žirėlis. Iš kur jie? Kaip taip gali būti? Reikia kabelės labai giliai. Tuoj duosiu. Kabė. Ten gali būti jis ne vienas. Aišku. Nes vedė kelis kartus. Nice. Gal nemesk tu jo į sytą, gal paleisti jį reikia. Nors bendrai mesk į sytą, tegu atsigaus. Kažkoks pasikruvino. Ne, bet kad ten, žinau, biškių žemiau buvo, bet ne. Matysim. Ir linukų, ir karšių, ir ko čia tik tai nėra, ką? Matai, pašariuko biškį išroviai. Ir suveikia. Labas rytas. Labas rytas. Ai. Rūkas nuostabus kyla ant ežerėlio. Tomukas dar miega. Kaip miega? Nemiega, ilsisi. Mahūrai nemiega, kiek čia rodo pas mus valandų. 4 valandos 38 minutės. Brėkšta. Reikia dėtis masalus, pasijaukinti vėl taškus ir pabandyti toliau gaudyti. Naktį kažkas tai bandė nutempti meškerę. Buvo kažkokia gera žuvis užkibus, bet atitrūko. Bet traukiant. Viskas labai greitai vyko. Apsimiegojusios rankos ją traukė, tai taip ir buvo. Ir dugninės tai ištrauktas laikiau. Nėra reikalo čia jų mesti. Dabar va gal ryte užmesim. Lemba faina, reikia kaistis kokios kavytės ir gaudyti lyną šitam lynų rojui. Gerai. Būkit su manim, su mumis.
Verda. Vandenukas. Verda. Įpilo tamukai tau. O, šaun zalėžė. Nesikėk. Kodėl? Užpypinsiu kamerą. Nieko žmogus gamtoj padaryti negali. Turi save varžyti. Kiekvienam gyvenimo žingsnis. Labas rytas. Kaip miegojai, geriau pasakyk. O Jėzus, koks šlapės šitas visas. Kas čia buvo? Kondensatas. Gerai, kad ne iš vidaus. Eik tu savo. Prašau. Ačiū. Mėsytės. Mėsyti. Kotletų nebeliko. Yra, va, kotletukų, duonytė, va, visko čia yra. Tik valgyk tamuką. Tik valgyk. Saldžią padariau tokią. Bet čia, gerai, čia rasa pakritus, ne? Ne rasa, bet šitas velnės koks. Nu, rasa. Pirma rytinė žuvis. Tai pripykdė pašalino, ne? Darytinė pajaukinė, ne? Bet mažiukas visai lyg. O, koks padronis. Ačiū. Va, koksai. Mažas. Mažas, bet gražus. Rytinukas. Tu sakai, nunerė tavo, ne? Tomukas užšalęs visas. Neblogai atrodai. Kaip bobutė, kokia ten kalėdų ar Velykų bobutė. Ragana, tai ir sakyti. Ragana. Kiek kukurūzėlio vėl. Reikia gal užmest, Martynų gal kučių. Tai tuoj, padarysim ir užmes. Čia ant kablio. Lemba, Lyno 20 metų nepagavęs, o kavos 2 metus negėręs. 2 metus negėręs kavos, normaliai. Paragau. Visai gerai. Toj nenakvojęs kokia nuo 2007 metų. Kiek tu daug visko praradė šitam gyvenime. Jo. Biškis smulkiau reikia. O, ten įsilė. Kas vyko? Bardakas, kaip čia kodės. Per tave lipau. Tas brėlis, ar čia kažkas atėjo, kažką įima. Tai truputį supratau, karakė. Aš per tave. Bet taip sprauniai. Dindėjo žemelė gražiai. Įmetam? Gatam? Būtinai. Ne, ačiū, nevalgysiu. Nevalgysi. Gerai. Dabar, kad užmestum plūdę tiksliai į tą vietą.
Prasme, kad aš matyčiau tiksliai, kur plūdėti tenai mest? Kažkur panašiai galvos toliau. Ten, ne? Na, tai gal Tenai? tai dabar mes ten plūdės. Gerai? Dugninės ant dugninės. Okay. Aš gal taip išsirinksiu, turiu pakeisti. Va. Čia labai gerai išsitraukti. Va, koksai. Aiškiai kimba ir ant dugninės. Ne veltui slidukas. Ne veltui slidukas. Tuoj saulytė išlys, pradės svilinti akis. Vėl negerai. Plūdės nematysim. Turi? Turi lyną Tomas. Šuliakas. Nedidelis. Išsitrauksi taip, ne? Mažiukas. O, relax, relax. Valia, šiltas, šiltas. Šiltas? Tą pagaliuką jie gali paduok. Tuoj.
kol kas kliovų neypatinga. Vienas kitas ir parausimų nėra daug. Vienoje vietoje, kitoje, trečioje. Bet laukiam. Mažiuliukas kažkoks tai. Lynukas. Greitai mes jį išėmėm. Kalba. Lynukas. Plauk. Ne, jis perėjo, žinai, per viršų. Čia gal bus didesnis truputį žuveliokas. Didesnis gal. Nelabai. Truputį. Opa. Na. Lyniok. Inrėjas. Ar tik taip atrodo? Va. Tokia ta žuvis. Čia kažkur raust pradėjo, ne? Opa! Yra. Oi, gražiai. Šitas labai gražiai nunėrė, ne? Tik opa. Nežinau, bus panašus kaip visi. Biškai gražesnis. Visi iki kilo. Gerai, mažiulė. Nesiardyk taip stipriai. Mes tave atkabint norim gražiai. Jo, čia va, burnoj. Va. Nacionalinė žuvis. Opa. Prosink. Yra. Geras? Tuoj kažko tai atnešiu graibštuką. Nenori kilti. Nedidelis, bet labai agresyvus. Very agresyv. Ko čia atsitiko, jin pradėjo? Išlindo saulė. Ir pradėjo judėti. Vėl Tomas ir vėl. Sugribštų padėsiu. Ką tu čia trauki, Tomai? Tegu eina. Po derna? Po ta derna lenda? Taip, jis jau tenai kažkur. Nieko, po valio. Matau aš, kur jisai prirausęs, matai tenai? Taip ir trauk po valio. Jisai bus apsukęs aplink kažką tai.
Eiktų gultis, po to derna palindo. Bet jis iš karto, žinau. Bet neskubėk taip ramiai. O? Išlys gal? Išlenda? O, išlindo lygtai. Va, į lelijas lenda. Jisai čia į tas žolės. Ar tu matai, kuris? Matai tas lelijas paskutinis? Ir matai, kaip jos juda? Matau. Ne, tai bus viso gero. Palauk, tik neskubėk dabar. Dabar tai jau ateik čia. Mes per jas pabandysim. Tik nelupk. Stai bus plūdė užsikabinus už tūvą. Nes aš nematau. Ar žinai, kuris jis tai Paro. miške vapšė karočiai. Taigi tos ana lelijos, va tos va judėjo. Ne, va, čia tavo plūdė, va, kur šitos lelijos. Va. Bet va tos va lelijos. Tai šitą tai aš suprantu. Va, tai kur tavo plūdė, va. Va, baltuoja. O. Va, jisai yra. O. Karpiecas. Reikia gal pagazdinti jį ten. Ne. Gerai, palauk. Tu negazdinti jo. Va, jis gerai nuėjo. Ateik, traukis jį. Trauk, čia tavo žuvis. Trauk, ateik. Pasimk. Nebijok, ateik čia. Ateik, sakau. Oi, kurva. Tomai, ateik. Nebijok žuvies. Nebijok, tai kas pasižiūrėt stovi, tai asilus dirbė turi. Bet kaip jis tepės lydės? Bet kaip jis ten po tom dernom palindęs buvo. Jis tiesiog nesilaiko. Kokių 3 virš kilo bus. Nesver. Ai, nesverda, jis lenda ant dugninių. Tavo visas tas dugninės. Jis jau jas renka. Ką daryt? Nieko, palauk. Jos dar Jos, man atrodo. Bet reikia gal jas susukti, ne? Ne. Nesu. O, blem. Įrankis ant meško. Jau pavargo ranka patrauk. Tai ką tu patrauk matai? Tai pastovėt man? Pastovėt. Gerai, kad jis ten išvažiavo. Bet toks juodas veidrodinis. Nemačiau. Nematei? Akį žydros tik mačiau. Gražios. Po truputį, nes valas 0,2. Tai turėk omeny. Plonas pakankamai, nu ne tokiem karpiam. Vos nepabėgo. Ta telefą. Tu, čiup! Gerai viskas. Ne. Čia mes tu karpį palaidosim taip, jeigu darysim. Nu va, gražuolis koksai. Šepi Tomas. Kur tu čia nepalik jo? Davai, reikia. Svertai neturim kaip, bet... Ateik va čia iš karto paleis galėsi. Reikėt nusifotkint dar, tau nepamės. O kas nusifotkins? Gražu. Gražu. Kur tavo telefonas? Kišenė. Priimk, suvesi kodą. Dar kodų prisidėjęs. Irgi ta lietė. Gerai, žinot. Nu, paleisim? Davai. Gražuolis. Tas geras dabar.
dabar jis mane maudys. Dabar jau jis mane praus, aš matau. Ne, viskas gerai. Nuoplaukė, la. Jesus. What a day. Nu, duok 5. Graži žuvis, graži. O jau tu ją buvai palaidojęs. Aš jau buvau viskas įvėjai. Ne, tai kur tu kapinai važiuoja ten be klausimų? Čerpokas karpinės. Viskas pritaikyta karpė. Gerai. O, vaikyti. Opa, yra. Eik tu. Nu jau. Saulytė pradeda šildyt. Jau, matau. Maikė lauk. Atrodo, dar prieš pusvalandį su džemperiu sėdėjom, ne? O dabar jau viskas. Ir žuvis kažko tai nurimo. Arba vieną gerą kibimą turėjau. Pramazinau. Bet rausimų visiškai nematyti. Tuščia, ramus ežeriukas. Kai kur vienas kitas toks lengvas parausimas. Vėjo nėra. Keisis oras. Už kelių valandų turėtų apsiniaukti. Ateiti lietus. Gal dėl to. Gal mes žvejot nemokama, ne? Nemanau. O aš manau. Greičiausiai šitas variantas. Pabūsim dar kokią valandėlę ir vyniosim. Miegmaišius susisukt, išdžiūvo. Viską susipakuot ir lėkt. Va, kažkaip taip. Vėl karpis. Kas čia vyksta? Jau uždaro nevalgyti. Ar jauti tu jį dar? Jis dabar tose lelijos, matai? Eik tu gold, kaip jisai nuėjo toli. Aha. Išeina? O? Traukai dar? Aš jo neleidžiu. Ne karpis gal? Nu kur ne, kad eina kur? Bus karpis. Karpis. Matau pagal išvaizdą. Nu. Karpiukas. Turi klastą. Aha, klastą. Davai. Davai. O! Gerai. Prieisiu. Nu va. Gerai. Nedidelis, bet stiprus. Va, koksai. Va. Imk. Kamerą nuimk. Aha, taip, nusifotkinam. Davai, nusifotkinam. Va. Užlipk ant meškerės tik tai. Plauk. Namučių. Namučių, gražuolį, aišku, ačiū, nereikėjo. Kam tos gėlės? Liuks. Reikia reziumuoti čia šitą visą pasirodymą, sušilau net. Karšta. Tai Tomo karpėkas kokia 3,5 galėjo būti. Mano karpėkas pas Tomą veidrodinis, pas mane paprastas, kažkur tai 1,5 kilo kokia.
bet davė džiazo, tai irgi super gerai. Net kamerą filmuojant prie saulę, perkaista ir įsijungia. Oi, kaip čia užjudėjom, net sušilom. Tai va dabar atsakymas, kodėl nustojo kipt lynai. Dėl to, kad atėjo karpiai. Viskas tuo pasakyta. Jo, matau. Vadovavo. Nu gerai, pažiūrėsim, pabendrausim ir tada atsakysim. Tai va, valandėlę dar gal kokią pabūsim ir viskas, vyniosim meškerėlės. Plūdės tyli, lynai tyli, karpiai juda. Va tokia ta mūsų žūklė. Žiauriai įsidienojo, šilta, viskas. Traukiam žuvytę, žiūrim ką pagavom, leidžiam ir atsisveikinam iki kito karto. Su šitu talkinuku. Pafilmuosi, Tomai? Ačiū, šaunuolis. Žiūrim. Karpiai, aišku, visi keliavo iš karto namo. Bet, va, truputį yra. Čia karšis, kurį Tomas pagavo. Neatrodo ežeras, kad karšinis būtų. Bet sugebėjo. Plauk. Čia va, labai gražus karpio karoso hibridas. Pats pirmas šitas užkibo. Labai fainas ir stiprus buvo. Plauk. Graži spalva. Ir lynukai. Kiek mes jų? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 lynukų. Nedideli tokie. Iki pusės kilogramų. Leidžiam. Ate. Nu. Viskas okei? Varom Tomai namo. Atvarysim dar čia? Gerai, supratau. Tai va, tiek bičiuliai šitos žūklės. Jis patiko, tai spauskit laiką, aišku. Prenumeruokit kanalą. Nu, ten galit ačiū netgi paspausti. Ten yra toksai mygtukas sukurtas tik tai jums, ištikimiausiems kanalo gerbėjams. Ar ne, galit paaukoti 1-2 eurą ant jauko. Ir viskas. Kitą kartą pasimatysim turbūt vėl žūklėj. Kokioj? Nežinau. Kur Tomai kitą kartą? Tai tu tai elektrą vedžiosi, ne? Aš greičiausiai kokį blokelį klijuosiu, bet dar noriu atrasti laiko Nemunui. Gal kokį karšį, šapalą. Kažkaip tai taip. Vienu žodžiu, pasimatysim žūklėje. Čiau, pakau. Koks fainas šitas priėjimas. Nu, jeigu dar norite čia atvažiuoti patys, išbandyti šitą gražų ežerėlį, tai Varėnos rajonas, Ešerinis. Alise ieškokit, kur licenziniai ežerai. Ir rasit. Pirkitės leidimą. Na ir saugokit žuvį, paleiskit. Čia viską jie filmuoja, viską girdi. Taip kad prižiūrės jūs. Gerai, iki bičiuliai.